Esu Skaidra Vaicekauskienė iš Informacijos technologijų mokymo centro. Šiandieną pradėsime Facebook transliacijų ciklą Ką gali šriftas. Turėsime kelias trumpas paskaitėlės, seminarus, pasišnekėjimus, galbūt apie tekstus. Suplanavę esame į TMC daugiau tokių transliacijų, ne tik apie tekstus ir šriftus, bet ir apie nuotraukas, paveiksliukus, įvairius dizaino elementus, maketus ar tinklalapius. Tai šiandien pirmoji mūsų paskaita, iš karto dalinuosi paskaita, pasišnekėjimas, gal taip trumpiau reikia pasakyti, nes tikiuosi per 15 minučių mes pabaigsime. Pasidalinau ekranu. Taigi, šiandien trumpai, ką gali šriftas, iki pabaigos, kurie sulauks, papasakosiu vieną įdomų fokusą, kaip PowerPoint'e įdomiai tekstą paversti paveiksliu. Tai grįžtam prie pradžios apie tekstus ir šriftus. Dabar jau bus gerai. Viską tikiuosi matote gerai ir važiuojam toliau. Tai šriftas yra be galo svarbu ir tekstas be galo svarbu. Mes tiesiog aplinkui visą laiką visokio teksto matome. Tai bendrai visi darbai su tekstu vadinami tipografika, tai kaip pas mane ir parašyta, tai žodžių, raidžių ir teksto komponavimas ir jie yra absoliučiai visur. Ką bedarytumėm, ką bežiūrėtumėm, visur bus teksto. Ar tai bus reklama, ar televizija, ar žinutė telefone, tekstas yra visur. Bet kaip mes tą tekstą pateiksime, kaip mes jį parašysime, ne tik turinio prasme, bet ir formos prasme yra labai svarbu. Nes pirmiausia, žmogus pamato, kaip sakyti, neturinio formą ir pirmiausia sureaguoja mūsų emocijos. Tai tas vaizdinis teksto atvaizdavimas veikia mūsų turinio priėmimą, kai mes priimsime tą turinį. Tai pirmiausia, aišku, šrifto parinkimas, koks tai bus šriftas ir spalva. Šriftas sudėjus su spalva iš karto veikia mūsų emocijas. Paskui jau mes skaitome tekstą ir bandome priimti tą tekstą, atsispirdami nuo savo emocijų. Kita dalis, kaip išdėliosime svarbumą. Tai pirmiausia šriftas, o paskui šrifto dydis, šrifto vieta mūsų puslapyje ar ekrane, kokio jisai dydžio, kokiam santykio dydžiu nuo viso likusio teksto ar kitos informacijos. Tai pirmoji ta dalis, kaip sakiau, yra pats šriftas. Turiu tokius pavyzdėlius, kur tas pats tekstas, visiškai tas pats tekstas parašytas keliais skirtingais būdais. Žinoma, šiuo atveju dar mums veikia ir spalva. Tai kurią žinutę norėtumėte gauti, klausimas. Iš karto pirmiausia suveikia mūsų emocijos ir tada skaitom tekstą ir pagal tą mūsų vizualiką, pagal šriftą, pagal spalvą, pagal tos piešinėlius, ten širdutės, kur yra, tai iš karto susidedam tą turinį ir tą mintį, kaip tenai iš tiesų, ką tas žmogus galvoja, kuris mums tą žinutę rašė. O gal tiesiog tą paskutinę tiesiog taip parašė. Tai šriftas be galo svarbu visuose mūsų komunikacijos darbuose. Kokią vizualinę komunikaciją bedarytumėt, visą laiką darykite, kad tas šriftas atitiktų jūsų turinį. Einame toliau. Labai svarbu detalės. Labai svarbu visos detalės. Ir kada dėliosite tekstą, kur jį bedėliotumėte tekstą, galvokite, kad žmogus to teksto nežino. Ir leiskite jam su tuo tekstu susipažinti. Jam turi būti aišku, kas yra svarbiau, kas netai svarbu. Tas kitas žmogus turi perskaityti viską iš eilės. Ir dažnai mes patys rašome, greitai parašome, greitai peržvelgiam, kadangi mes su tuo tekstu, su tuo turiniu esam taip susigyvenę, tai dažniausiai taip
atrodo, kad viskas aišku. Visą laiką duokite pasižiūrėti tą tekstą nežinančiam žmogui ir paklausite, ką jis pamatė pirmiausia, koks jam įspūdis, kokios emocijos. Ir pamatysit, kad kitas žmogus galbūt visai kitaip matė, negu jūs norėjote sudėlioti. Vieną pavyzdį. Dabar panagrinėsim tik tą vieną pavyzdį. Tas vienas pavyzdys yra apie Oskarų įteikimus ir čia 2015 metais suklydo pranešdami geriausią filmą. Ir suklydo ir ten toks neiškumas, lyg tai tas, o paskui sako, oi, ne, tas filmas čia ne taip. Kas buvo tenai ne taip? Tenai buvo ne taip sumaketuotos kortelės. Pasižiūrėkime, kaip tos kortelės sumaketuotos ir kodėl ta klaida galėjo įvykti. Tai va dabar tas pavyzdys, kurį jums rodo, yra būtent ta kortelė. Pirmiausia, viršui parašyta Oskar. Nu, jau tas žmogus jau žino, kad jau jisai Oskaruose. Paskui vis tiek, nesvarbu, kad ten žvaigždės įteikinėjo tos Oskarus, jie pripratę, atrodo, prie scenos, bet vis tiek jaudinėsi, vis tiek nežinai tos informacijos ir skaito. Emma Stone, La La Land. La La Land tai Kalifornijos vajas. Ir vienodų šriftų parašyta, viskas vienodai. Nu, tai filmas turbūt daugiau negu pavardė. Ir pranešė, kad laimėjo šitas filmas. Paskui perskaitė viską iki galo. O pačioj mažų šriftukų parašyta, va čia va Best Actress. Tada perskaičiau Best Actress, sako, oi, ne, šita nominacija yra už geriausias vaidmenį Emma Stone aktorė. Tai pasirodo, informacijos priėmimas ne tik priklauso nuo paties šrifto pasirinkimo, bet ir kas svarbiau, tas išdėliojimas, mažesnis ar didesnis šriftas. Šiuo atveju dabar žiūrime, kaip galima visą situaciją pakeisti. Ką mes turime? Pirmiausia, kokia tai nominacija. Ne, mes žmogus skaito iš viršaus į apačią, Best Actress. Tada vis tik tai, kas šiuo atveju svarbiau. Šiuo atveju svarbiau turbūt Emma Stone, vardas ir pavardė tos aktorius, kuri tą nominaciją gauna. O paskui, žinoma, filmas svarbu. Iš kurio filmo? Tai tiesiog turi būti labai aišku svetimam žmogui, nežinančiam informacijos, kas jį perskaitytų taip, kaip reikia. Ir, žinoma, visos kortelės, visos Oskarų yra sudėtos ir, kaip sakyti, įvardintos, kad jos yra ne šiaip savo kortelės, o iš tiesų Oskarų kortelės. Taigi, ką mes turime? Mes turime situaciją prieš ir po. Mano palinkėjimas jums, kokius tekstus bedarytumėt, ar tai PowerPoint skaidrės kurtumėt, ar rašytumėt kažkokius tiesiog nurodymus, ar laišką, ar tiesiog lankstuką, visada prisiminkite šitą pavyzdį, kad kitas žmogus skaitys nežinodamas informacijos ir jūsų reikalas sudėlioti taip, kad jam būtų aišku, kas yra svarbu. Tai šiandien tokia trumpas pavyzdėlis ir, kaip minėjau, ITMC toliau žada tokių trumpų patarimų ciklą ir žiūrėkite mūsų informaciją Facebook'e ir mes visada dar pranešime, kada kokie ten mūsų kada mūsų trumpos transliacijos bus. O kaip žadėjau, pačiam gale parodysiu, ką gali PowerPoint'as. Šiuo atveju šitos ITMC raidės yra parašytos ir nuotraukėlė įdėta būtent PowerPoint'o programoje. Tai tiesiog PowerPoint'as iš tiesų gera, galinga programa. Jau vienas syk apie PowerPoint'ą šnekėjom, kada ten tą mokėmės postumį, kaip pas mane čia tose skaidrėse judėjo burbuliukas, dabar dar parodysiu, kaip tokias raides padaryti. Tai va, aš jau dabar įsijungiau patį PowerPoint'ą programą ir va čia galėsim šalia štai šito užrašo pasidarašyti dar čia vieną užrašą, kaip vis tik tai į raides PowerPoint'e įdėti nuotrauką. Tai pirmiausia, man reikia nusipiešti stačiakampį. Vieną stačiakampį piešime raidėm, kitą bet kokį stačiakampį, o paskui jau dėsim nuotrauką. Tai pasiėmus stačiakampio piešimo įrankį, nusipiešiu stačiakampį, čia įrašysime tekstą. Koks lietus, pavyzdžiui.
lietaus nuotrauką. Nu, ten lietus. Aišku, šriftą, tekstą reiktų kažkokį spalvotą padaryti ir didelį, o visą tą tekstinę dėžutę padaryti be užpildymų. Tiesiog kiaurą dėžutę ir didelis tekstas. Na, bolas. Na, kažkoks didelis tekstas. Turi. Tai viena dėžutė su tekstu. Dar vieną dėžutę reikia nusipaišyti, truputį didesnė už tą tekstą ir ją padėti po apačią. Jau čia ta dėžutė, kokia bus spalva, nesvarbu. Ir pasižymėti. Dabar svarbus eiliškumas žymėjimo. Pirmą pasižymim dėžutę, paskui pasižymim laikydami shiftą tekstą ir viršuje, kur šiaip format, kairėje pusėje yra merge shape. Ir mes sujungiame, pažiūrėkite, intersect yra sujungimas. Sujungiam, gavome tokį tekstą. Toks tekstas, nu, kaip ir išsipjovė, ne? Jisai tai kaip paveiksliukas, jisai išsipjovė iš to rausvo mano fono. Tai dabar dar beliko uždėti, jau tekstą, turim tą tekstą kaip dėžutė, jau dabar šiuo atveju pas mus ta dėžutė pagal raides yra padaryta. Tai dabar vat, į tą dėžutę įdėsim nuotrauką. Terpam kažkokią nuotraukėlę, vat turiu. Nu, vat lietaus lašeliai yra, tegu jie būna. Pamažinsiu, vat. Ir ją reikia padėti apačioj ir vėl pasižymiu nuotrauką, pasižymiu šitą dėžutę, jau čia nu nebe tekstas, o dėžutė. Ir taip pat yra ta pati komanda intersect. Ir kaip matote, mano ta nuotrauka matosi tiek, kiek leidžia raidės. Jeigu norite nuotrauką pastumdyti šitoje dėžutėje lietus, reikia išsirinkti crop įrankį ir su crop įrankiu jūs galėsite tą vidinę nuotrauką pasiekti ir ją toje dėžutėje lietus pastumti. Taip, jau turiu. Taip, visiems linkiu dirbti su tekstu taip, kad jūsų tekstus perskaitytų žiūrovą ir jūsų auditoriją tikslinę taip, kaip jūs norite, taip, kaip reikia. O savo ruožtu jūs kviečiu užeiti į ITMC LT puslapį ir pasižiūrėti, kokius mes mokymus be PowerPoint'o turime, galbūt jūs sudomins dizaino mokymai. Ačiū ir iki kitų susitikimų.